Benaimiai man nėra naujiena, kaip ir jų žaizdos, apleistos, pūliuojančios, bet šį kartą aš negaliu ne tik parodyti žaizdus, bet ir priversti save dar kartą ją pažiūrėti. Įsivaizduokite skausmą, kurį jautė šis žmogus, kai per jo kūną atsiverusi lyg bijūno žiedos pro kumščio dydžio skylė buvo matoma trachėja, o viduje knibždėjo parazitų lervas. Man atrodo, jis jau nebegyveno, tarsi užsitęsusi agonijoje, kur gyvenimas jau senai susimaišė su nežinia ir kančia. Negalėjo valgyti, negalėjo gerti, lėtai mirdavo apleistame šiukšlėmis apkrautame sandėliuke. Taip neturi būti, pasakė Raimonda, aš paskambinsiu, aš ieškosiu. Paėmiau jį ant rankų, sakė Viktoras, jis beveik nereaguoja, tik dūsauja ir sako, kad jam skauda. Ryte ligoninė jį priims, mums pasakė, o jeigu neišgyvens iki ryto. 10 val. Vakaro laukiame greituosius. Atvažiavo jauni medikai, parodėme žaizdos nuotrauką. Aš nejaučiu jo pulso, nešam. Juozas knarkė, jo akis pilnos keistos šviesos ir nevilties. Man atrodo, jis jau išeina, tyliai nuskamba priimamajame. Nežinau, ar pasielgėm teisingai, gal nereikėjo, gal geriau būtų buvę palikti. Kas mes tokie, kad spręstų? Kodėl manome, kad ligoninėje po nuskausminamųjų geriau negu greičiau ir tyliai kažkur miške, nežinau. Pažadėjo, jei mirs, šiąnakt praneš. O jei ne, Dieve, duok Juozai tau bent truputį ramybės be kančių.